Jeigu tu būtum tolimų plaukimo kapitonas, Dalinaplavšikas. Jo. Ir kruizinis laivas. Daug denių, ten, 15. Ta. Ir aš kapitonas? Ir tu kapitonas. Aš nerealu. Tau nieko nereikia daryti, nes padėjai viską padaryti. Nu, ta. Bet tu vis tiek yra... Aš nešu atsakomybę. Tu neši atsakomybę, yra ritualas. Tu pasirodai kapitonų tiltelį kiekvienos dienos 12 valandą. Ir pagal tave nustato laikrodžius. Ir tu ten pasirodai ir tada vėl tu toks pasišventęs keleivių, socializacija. Persirengi į paprastą žmogų ir tarp jų. Tu su gražia uniformu, kaip DiCaprio tam filmą, pagauk jį gali, kaip jis avialinėse. Tu vaikštai ten į baseiną. Su pypki. Ir tie senukai tai labai gerbė. Kaip jis, Captain. Ir tu tarp jų ten vaikštai, užmesgi naudingas pažintis. Užmesgiai pažintis naudingų senukų. Jis jau vakare negyvas. Ir didį kruizinio laivo morgą. Ten keli morgai yra. Būna senukai susitaupo iš pensijos pinigus. Dabar tai pagyvensim. Gera pensija, ten senukas buvo koks nors ten biurokratas, žmona irgi biurokratė. Europiniai. Ar amerikonai. Ir jie plaukia, pagaliau mes. Vaikai anūkai užaugė, nieko ne. Ir pirmos dienos vakarėtas dedukas išgeria ten truputį daugiau, negu jiems ten galima buvo, kokios nedžimbimą, kokios Maker's Mark, arba ten Kruvaizerį. Ir kanopėlės atmeta. Jo misis pirmąją apsidžiaugė. Nes jinai jau ten pirmą dieną jau susižvalgė su kitokiais su kapitonu. Guvesniais ir sustojimą. Jinai po to atsigula miegoti. Tai senukas jau morgė, jinai galvoja, kajutė visą mano. Vis tiek sumokėta, vis tiek plaukasiu iki galo, kaip 2,5 mėnesio. Ir jinai guli toj kajutė ir tada kajutė ateina kapitonas. Pareikštų užuojautą. Ir jis reiškia užuojautą iki pat ryto. Čia pareiga. Jis reiškia užuojautą, niekaip nenustojo reikšti užuojautą. Ir kuo daugiau jis reiškia užuojautą, to labiau ta bučiutė jaunėja. Kapitonas sensta. Nes, perima energiją. Ir gaunasi ryte 12 valandą. Neišeinant tiltelį. Niekas nenusistato laikrodžių. Už tą tam tiltelį išeina tokia jauna panelė su kapitonės atairu. Furaškė, to kruizinio laivo pavadinimas, o kruizinis laivas nesi Kasiopėja. Ir jis ateina ant tiltelio ir visi tau padėjai pirmas, padėjęs antras. Negali atplėšti tokių. Visi supranta, kas įvyko. Ir tik tai Junga nusprendė pažiūrėti, ar tu gyvas. Ir jis klausė, Madam Captain, kokia jūsų kajutė? Ir jis sako, tokia ir tokia. Tu tas šmurkšt, ateina, o tu ten guli pririštas prie lovos, apmyštas. Jis siauba. Ir tu toks jau susenęs, susiraukšlės. Niekas net pažįsta. Junga atpažįsta, nes tu jam buvai labai geras. Gal net per daug. Aš geras su žmonėm. Taip. Ir Junga tada išvadojo nuo tų antrankių, pančių, ištraukė tavo trusikus iš gyvalniko, nes tu tada... Prikišta. Jo, buvo prikišta. Kad negargaliočiau. Jo, kad nepizdėlintum su savo užuojautom. Ir Jungas sako, kas nutiko mano kapitonė? Ir tu sakai, kur jį? Jis sako, aš bijau, kad jį yra dabar laivo kapitonė. Ir tu sakai, klausyk, niekam nesakyk, dabar mes konspirinsim ir gelbėsim laivą iš negerų rankų. Ir aš apsirengiu paprastą žmogų. Taip, senukų. Surandi tą senuko negyvą. Iš morgo paėmų rūbus? Na, tai iš nuogas morgas. Rūbai, taigi pusė spintai. Jos kajutė. Apsirengia, tai rūbai tokia tavo per mažy. Senukas. Na, ne. Toks nedidelis buvo.
Bet aš irgi jau senis. Nu tai irgi tu jo. Ir tu apsirengęs tos rūbus, a Jungas sako, palaukit, jeigu čia to senukų rūbai, tai jūs gali atpažinti. Jo draugai. Jo draugai. Ir sako, tu sakai, tai ką daryti? Sako, palaukit, reikia pakeisti spalvą. Davai mes iššūdinkim jūsų. Ir tu sakai, tu taip sakai, arim tai ne, jis sako, ne, kapitonė, ne. Bairis. Sako, aš to išmurkš, ten nuėjo kitų senukų, tengi senukai miršta kasdieną. Tai jis jau pirmas sužino, kuris mirė, atneša to kito senuko rūbus, su tvido, su langota. Škotų lordas mirė. Atneša to apsirengį. Ir Jungas sako, mano kapitonė, reikia dabar kažkaip jums pakeisti į balniką, kad net pažinti. Randa tau jų 2 sakinius. Tai. Ūsus kaip broniaus. Ir Anišo tokia varzda, kaip Skirmanto Valiulė, iš kažkur gauna. Priklijuoja. Ir duoda lasdelę, ir sako, tu eikit kapitonė dabar. Vaidink, kad... Ja. Dabar svarbiausia, kad iš šitos kajutės jūs išmurkštumėt, nes aš žinau, kad netui pasiūs čia jūs iki galo sudarot. O tu sakai, kaip laivas? Jis sako, nu šiaip viskas gerai. Ir jūs, tu šmurkšteli ten tolimiausia kažkur triumą. Pas kačigarus. Ir pas kinų kitaičių ten kažkur sulbas daro. Ir Jungas sako tiem kitaičiam, žiūrėkit, čia yra labai vertingas senukas. Labai geras klientas. Ir jam gresia mirtina grėsmė. Ja. Ir jūs jį čia paturėkit, aš grįšiu čia. Jūs nubėga ant tiltelio. Ir žiūri kaip ten. O jinai sėdi kapitono tavo krėslę, rūko cigarą. Pypkė. Ja, pirmas padėjęs, antras jau ten šuršalina. Aplinkui nešioja. Ir laivas geriau plaukia kažkaip. Ir bangavimo nėra, nešioja. Ir viskas kaip nieko nešuo nesuloja. Tai. Ir tik tai Jungas žino. Ir... Ja. Nes jinai pripiso protą, kad jinai helikopterių naktį buvo atgadanta ir pakeista su tavim. Jo, nes man kažkokia misija. Jo, į Somalį. Ir jinai kažkur padirbo dokumentus, kad čia ta kompanija, kuri jūs samdo. A jūsgi vieni kitų ten nelabai pažįstat. Jūs tokie, nežinai, tas iš ten, jūs taip, viską būna. Sėdat į tą reisą ir po to vėl viens kitų nematot. Nu ir plaukit. Tada jūs su Junga prigalvojat planą. A planas labai paprastas. Kad viskas ir taip labai gerai, kad reikia eiti tiesiog į baseiną. Galų galia, nes visą gyvenimą dirbau. O tu net negaudavai į baseiną pasimaudyti. Niekada. Su senukais. Ir su slot mašinom pažaisti. Ja. Ir tu enjoyini. Ir kažkurio metu priplaukiam, Somalio piratai. Kažkurio metu vyksta nauji metai. Jūs ten kažkur plaukėt prie ekvatoriaus ir vis tiek naujus metus reikia sutikti. Ir ten vyksta toks представление, ten tokia aktų salė, ten groja grupės, ir ten tokios kyla muštynės biški. Ir tu pastebi, kad kažkur kampe stovi šitas. Hugh Grantas. Su šita. Irgi senas. Ne, jaunas, gražus. Su šita. Blet. Kristin, blet, vėliau prisiminsiu. Tulgers. Ir jie, kaip ir vyras ir žmona, čia jų yra medaus mėno plaukimo. A jie ką tik apsiženė, nes jūrų teisė. Kapitonas gali sutokti. Nereikia į bažnyčią. Ar kapitonas Boba. Kapitonas Boba. Bet vis tiek gali sutokti. Ir jie tenai stovi ir pas juos matos nesiklijuoja kažkaip reikalai. Ir dar tokia prie Hugh Granto Bobo prisipisa prancūzė, tokia labai gražiai. Ir tu galvoji, šitą aš jau mačiau. Eini kažkur kitur švilpaudos, kaip vilkas iš nupugadį. Su kliošinėm kelią. Tada užpuola Somalio piratai. Priplaukė su pripučiamais kraštais valtim. Ir visi, nepasiruošė, nes kur jie bus pasiruošę? Kur tau pasiruošė? Ir Somalio piratai su baltais dantukais ir basom kojytėm ir kalašnikais. Ir jie žiaurus yra.
Ir tada beveik visiems senukam, o jų ten 2000. 2000 kažkur jau, apie 2000. Juos visus ištinka Stokholmo sindromas. Ir jie sako, šitie žmonės, jie neturi ką valgyti. Čiagi jų pagailėti reikia. Ta senė dabar kapitonė su visais savo pamošnikais ir su užsibarikadavę viršų. A ginklai yra ginklų laive, bet niekam visiems pohui buvo. Ir jie yra ten kažkur kitam denai, ten reikia kas veikti, kad nuėtų. Kad nuėtų, taip. O Somalio piratai, jų ten gal 14 žmogučių, bet jie tos Stokholmo sindromo kamuojamus senukus įdarbina, jų gvardija tokia. Ir duoda jiems po pistoletą. Senukam? Senukam. Ir senukai vaikšto tokie pasijautę, tokie, žinai, nuotykis į senatą. Jie galvoja, kad čia toks kai kurie iš jų net galvoja, kad čia toks animacija kažkokia. O, galvoja, Bernvakaris. Kaip čia gerai gaunasi. Kristin Scott Thompson. Jie tam toliau lieka su savo problemom. Ir tu tada galvoji su to Jungai. Čia verta pirštą pakrūtinti, kad šitą laivą gelbėt, kad ar irgi apsimes, kad tu senukas, kuris kamuojamas Stokholmo sindromo, su tais senukais enjoying visą dvižuch. Performance. Jo. Bet tu toksai, vis tiek tu praėjęs kursus, tu kapitonas, karininko lygis aukštesnė. Ir tu galvoji, reikia vis dėlto šitos barbarus sudoroti ir pristatyti teisėsaugai. Ir tu žinai, kur yra avarinį radio ryšys, rūpkė tokia. Ir tu su Junga, o Junga tuo metu persirengė Bobą. Ir tu klausi, kodėl tu persirengė Bobą. Jis sako, kad manęs nesusektų. Sakai, gerai atrodai. Sako, ačiū, žinau. Ir jūs patiliukais nubėgat. O samaliečiai, šitie jau galvoja, atsipalaidavo. Ir kaską ten viršų jie dar neužina. Čia tik laiko klausimas. Tai įgula pati pasidos. Laivas plaukia, kur jiems reikia. Nes jie į vairą įkišo tokį pagalį. Ir tiesiai plaukia. Link Somalio. Kažkur. Ir tu su to Junga, toj rūpkiai, išdauži tokį užsirakina, išdauži už stiklo ten tas... Stop kranas? Telefonas radio satelitinis. Ir tu susisieki su Norvegijos korvietė Thor, kur pro šalį plaukia. Kur tu žinai, kad jai priskirtas šitas rajonas, nes tu tokius dalykus žinai. Tu skambini ir pakelia korvietės Thor kapitonas Bjornas Strongholdas. Ir tu jam sakai, čia Bravo, Zero, tad pasakai savo vardą. O tu sako, jūs galit kalbėti, aš nichuja nesuprantu angliškai. Ne, jis taip nesako, jis tokia nebloga anglų kalba sako. Vektorius, visi duomenys, tu sakai, žiūrėkit, pas mus yra daugybė problemų. Visų pirma, nepatikėsit. Mane kaip kapitoną, aš turiu iš vis slapstytis dabar, iš kažkur atsirado kažkokia senutė, kurią... Visą tą istoriją. O kitam galėtų jauti tokį skepsį. Ir tas Bjornas Strongholdas sako, jūs esate tikras, kad jūs šiandien man nepizdyti? Ir tu sakai, žiūrėk, 1000 senukų gyvybė yra atsteigta. Ant plauko. Jo. Jis sako, gerai. Ir sako, tai vis dėlto, kur randatės? Ir tu pasakai, jūroje. Tu įsitrauki tą, kur pagal saulį ir žvaigždės tokia huinė tu turi. Nes kišenė nešiai, tu mokė, tau nereikia. Paskaičias, toks ilgumarė. Vektorius, sako, tu sakai, kažkur plaukiam link Gerosios Vilties kyšulio. Ir tai bus šalta, nes čia jau yra... Nejokai. Čia jau yra praktiškai pietų. Ir tas sako Strongholdas, gerai, duodu full speed ahead, veinas, mes mūsų greitis 32 mazgai. O koks jūsų greitis? Tu tik pažiūri pro navigatorių ir ten tokios putos bangų. Ir tu iškart supranti, kad 11 mazgų.
gal net 11,5. Tiek nėra, bet tu nori parodyti, kad labai gerai sugaudai. Ir tada korolėtės, toras, varo, vejasi jomis. Ir kažkurio momentu Strongholdas galvoja, gal reiktų pastiprinimo. Ir tada susisiekė su... Marinais. Dar ne. Ne, dar ne. Susisiekė su šitogi. Asminiku. Asminis. Susisiekė su... Povandeniniu kažkokiu laivu. Jo, povandeniniu laivu, kuris priklauso, Čiuvaka. Olandijai. Karališko Olandijos laivyno. Pavadininis laivas, kurio pavadinimas yra Tyša. Tyša. Vo, ir jis yra dizelinis elektrinis. Skrajojanti Tyša. Skrajojanti Tyša. Ir tuo metu somaliečiai nusprendžia šturmuoti tą visą, nes biškai užpys. Ką šturmuoti? Šturmuoti užsibarikadavusią įgulą, kurie atsisako pasiduoti. Vadovybė. O jų tarpe atsirado toks drąsolis, kuris per ventiliacinės kameras nusigavo iki ginklų kešo ir grįžo su pilnu maišų visokių MP šito. Pazarka? Ne. Nu, tie policiniai trumpo MP5, koks jis ten. Automatiniai ginklai. Ja. Grįžta ir jie tada apsiginkloja visi. Ir ta boba, sako, žiūrėkit, senukų gyvybės atsteikė. Pajautė atsakomybę, ne? Boba tai ta kapitonė. Taip, ta, kuri buvo senutė, kuri to trusikus įkišo į snukį. Kur iš manęs jaunystė pavagė. Taip. Ir jie tada ištraukė, išjungi, atjungė laidus. Jie neturi ryšio. Neturi ryšio, bet vienas iš jų irgi išdaužė tokį avarinį ir ten satelitinis telefonas. Ir jie susisiekė su Toru. Taip. Ir sako, čia yra bėda, Kasiopėja, motor vessel Kasiopėja, meidėjimai. Ir sako, plaukit, aš ką tik kalbėjau su kapitonu, mes jau į pagalbą. Sakom, kalbėjote, sako. Su jūsų kapitonu, Vitaliku. Sako, ne. Ir ta, kaip pabuvo, sako, jis gyvas. Jis kažkur čia. Ir daro tokį kinematografinį. Ir pasižiūriu savo pirmą ir antrą padėjus, sako, suraskit tą nekšą. Kaip jie gali išėti? O tuo tarpu Strongholdas sako, žiūrėkit, jūs čia neužsižaidėt su savo animacija, nes čia labai jau, abejotina. Sketčiai. Jo, ir kapitonė sako, šis, Madam Captain, sako, koks jūsų vardas? Nes sako, mano vardas, auksinis kardas. Ne, sako, šimtai, man reikia, man kaip NATO žurnalų. Tada jis prigalvojo, kad jos vardas yra Aleksa Fridriksson. Jis sako, o, tai jūs Skandinavė. Sako, beveik, mano tėtis buvo švedas, o mama buvo Aleutė. O, tai jūs sako, turbūt rudom akutėm. Sako, viena ruda, kita mėlyna. Aš tokia gimiau, kaip haskis būna. Sako, aš turiu haskį name, kaip pasilgau, osle. Aš jau 3 mėnesius savo haskį nemačiau. Sako, gerai, užteks tą smultoką, sako, į pagalbą. Sako, mes ir taip, čia eisim. Nes jau tai už horizonto jūs jau matysim jūsų tą 15 aukštą denį. Tuo tarpu, kai veikia mūsų bebazinis Vitalikas su Jungu. Rezga planą. Laikas jūsų sąjungininkas. Kažkodėl. Šiuo atveju tai. Ir jūs užsidarė tam niekam nežinomam, tam pusiau ventiliacinė angoj, pusiau kažkokiam chamberiuke. Jums paskambina į tą satelitinį telefoną sukčiai iš Indijos. Meluoju. Ir bando apipystis. Sako, kad jie iš Teledų? Kažką tokio. Angliškai. Ir tu sakai, neužimkit ryšio, čia yra uždaras ryšys, čia yra jūrų teisė iš viso. Žinai, kas jūrų teisė, sakai tam, bežionį. Smeta ragelį. Smeta ragelį, įsigastam. Su ko, bet su jūrų teisė nėra. Ne jokai. Tada tuo tarpu somaliečiai dar valys iki baro atsargų.
pradeda gerti. Projektą gasina. Su senukais ten. Prisijungė ir Hugh Grantas su Kristian Skotomas, ir Peter Kojotas, ir tą Polanskio Bovo. Ir ten plėtkai viskas gerai. Ir nauji metai išmušo, ir ten grojo grupės pas jos. Summervillis labai pigiai pasamdė, nes jau senas yra grupė Smokey. Romo Dambrausko nebuvo šį kartą. Ne, jis prieš tai buvo kruizė, bet labai chujovai elgėsi, agitavo už šeimą. Tai pasakė, mums nereikės sekančiam